Taip. Jei vis dar domina, galim susitikti. Domina. Atsiųsiu detalės. Tomai, to reikia susiimti. Ne visi tokie stiprus kaip tu. Kažkas turi išlikti blaivaus proto. Tu visą gyvenimą dėl tos auksės vaiksti. Jinai nenori su tavim turėti nieko bendro. Gerai, nereikia čia tų tavo pamokslų. O ko tau reikia? Tomai, ji negrįš. Bet tu gali padaryti taip, kad jie sugrįžtų, tu gali ją surasti. Ir kas tada? Nežinau, aš pasakyčiau, kas įvyko, kas buvo. Kas čia? Nežinau, nuo vakaro rašinėja, sako, žino, ką aš padariau. Bet čia iš Mariaus telefono. Taip, iš Mariaus. Tada, kai jis nušoko, jo telefoną prie jo kūno nerado. Tai tas, kas jį nužudė, turbūt ir turi jo telefoną. Tu manai, kad jį kažkas nužudė? O tu manai, kad jis nušoko? Ar tu kažką žinai? Ne. Ta diena, kai jį mačiau, paskutinę dieną jisai buvo linksmas, planavo skirtis su Roberta. Reiškia, kažkas jūs matė ir dabar bando tave pakišti. Gerai. Pirmiausia, reikia surasti, pas ką yra Mariaus telefonas, o toliau žiūrėsim. Tik tu vienas pats nieko nedaryk, supratai? Ką tu čia darai? Tau negalima čia būti. Ne tau, ponė psichologė, aiškinti, ką aš galiu ir ko aš negaliu. Miglė, aš negalėjau jo sulaikyti. Viskas gerai. Eik. Už minutės man yra kitas pacientas. Gerai, man užtenka minutės. Pamini, kai aš čia sėdėjau ir pasakoju, kad mano vyras mane ištikimas. Pamini, aš klausiu tavęs, kokia galėtų būti moteris, kuri atima iš vaikų tėvą, ką? Toli kokiam sekundžiam. Kalė, kaip jautiesi? Miegi naktim, ką? Atimi mano vyrą. Tavo laikas baigėsi galėti. Kokie geri kvapalai, klausyk. Pamenu, mano vyras kvepėdavo jais. Nesakysiu, kad suprantu, kaip tau skauda, bet ne su manim tau kapot. Ne su manim. Supranti, kad Ignas žaidžia su tavim. Tu jam esi ne pirma ir ne paskutinė, supranti tai? Eik lauk. Žinai, gyvenimas vis toks kupinas paradoksų, taip įdomiai susiklostė, klausyk. Dabar mano vyras gyvena pas tave, o miega su manim. Dar visai neseniai, visiškai priešingai buvo, ar ne? Aš jam paskambinu, jis iš karto atlėkė. Dėl to, kad tu manipuliuoji jo vaikais. Žinai ką? Pasakojus tau, kad jis buvo pas mane naktį. Pasakoja tai? Kalė. Atsitiko kažkas? Kažkurai. Jis mane vis ir laižė, buvo labai geras, mylėjomės.
Aš tau paskutinį kartą kartoju. Barai iš čia lauk. Gera būt mano vietoj, ką? Tu net nežinai, kiek aš sugebu iš viso. Ką? Sprauk tu. Eglė, viskas gerai? Pacientas laukia kviest. Minutė man, minutė. Ar tikrai viskas gerai? Aš galiu gal paprašyti, kad palauktų? Ne, viskas gerai, kviesk. Simona, kur tie dokumentai, kur aš vakar pasirašiau? Tai jie ant mano stalo. Gerai, atnešk man į kabinetą, nes buhalterį kažkas nesuorina. Čia tas aplankas. Simona, klausiu, ar čia tas aplankas? O taip, tai dokumentai, kurių tu prašai. Ačiū. Čia viskas gerai. Čia tikrai tie dokumentai? Žinau. Nesuprantu, kas buhalteriai kliuvo. Gvidai, mums reikia pasikalbėti. Pameni, kai tada buvome tavo namuose ir likome tik dviese. Simona, baigime čia. Ša, toliau. Kai kas tavo namuose įvyko? Taip, Simona, pastebėjau. Man šiek tiek nemalonu, bet į namus grįžau be liemenėlės. Tikėtina, ją palikau pas tave. Ką? Palauk, ką tu sakėjai? Ką? Sakau taip, kaip yra. Nu kas yra, kaip yra? Tu ką, čia tyčia taip? Koks dar tyčia? Yra kaip yra. Šūnas.
paieškok mano liemenėlės vonios kambaryje. Oi, aš ir vėl netyčia. Labas, Andžiai. Žinai, kad paskutinį kartą. Tai ačiū, kad pasidomėjai. Skolingai neliksiu. Auksė pasakojo, kad pas ją kažkokie ten antstoliai vaikšto. Bandžiau jį įtikinti, kad antstoliai tik nedaro. Netikėjo. Kažkas ją mąstė. O tai kaip jie prisistatė? Neatsimenė nei vardo, nei pavardės. O tai tu manai dėl jų jį pabėgo? Kai žinau, Marius buvo daug kam įsiskolinęs. Įsiskolinęs? Didelės grinų sumos į banko sąskaitą. Karas, skolos. Šiaip kažkas nešvaraus. Jo, jis visada sugebėdavo pristirpti košės. Gal tu žinai, iš ko jis įskolinas? Nežinau, nepasako ir šiaip mes pastaruoju metu nelabai bendravom. Mes irgi seniai nebendravom. Bet dabar susitikom. Ei, man atrodo, girdėjau, kažkas duris atidarė. Einam, pažiūrėsim, kas ten. Einam. Migla, čia tu? Ei. Sirpinga. Labas.
Tai kodėl neradot Mariaus telefono? Nustatyta savižudybė. Byla uždaryta. Na, kiek žinau, kada yra noro, visada galima giliau pasikrapštyti. Valdžia pasikeitė, daug biurokratijos. Aurelijau, mano brolis buvo nužudytas. Ir aš nesiruošiu laukti, kol popierėlis suvaikščios. Tad prašau. Kodėl tu manai, kad jis buvo nužudytas? Aš pažįstu savo brolį. Ir jis visų taip nepaliktų. Tai kam būtų jį reikėjo žudyti? O kaip ta kita moteris? Roberta. Kiek žinau, jisai norėjo ją palikti. Nesąmonė. Kam jai žudyti savo vaiko tėvą? Gyvybės draudimas. Ji buvo įtraukta? Ji ne, bet vaikas taip. Įdomu. Pasižiūrėsiu, ką galiu padaryti. O tu ir su Aukse taip gerai leisdavai laiką? Pavakarieniau su manimi. Ne, ašgi sakiau, kad mes su klientais nesusitikinėjom. Nepadarytum išimties net dėl manęs? Ne. O kaip kitos čia dirbančios? Jos gal ankstesnės? Klausyk, tu esi labai geras klientas, nenorėčiau tavęs prarasti. Ir šiaip labai geras žmogus. Bet tavo teisė rinktis. Galiu tave pas mane dar padėką užrašyti. Šiandien užteks. Ką ne taip padariau? Aurelijau? Sugrįžai? Marijana, Auksė, jūs esate sulaikomos. Tai bairis? Kokiu pagrindu? Už nelegalią veiklą. Įtariama prostitucija. Visgi ne be reikalo jos bylą pasidomėjai. Būtų neprofesionalu. O į tave tik gerų žodžių minėjo. Tikiuosi. Bet dabar tu sugrįžai. Taip, sugrįžau. Bet daug kas pasikeitė. Pavyzdžiui, Daugiau nebemiegu su kolegom. Per daug komplikuota. na tada tikiuosi, kad mes kolegom nebūsim. Suprantu, kad anksčiau turėjau pradėti, bet, žinai, Tai kaip tavo davė jis tėvukus čia? aš pats nežinau, bet, pasinaudojau tojos nušvietimu. Ignai mums reikia pasikalbėti. Ir čia kargi nenastabus. Lauk, aš advokatas skambina, aš turėjau su juo susitikti, aš greit grįšiu, o kai tai pizza kepas. Ką?